Ar tau disciplina asocijuojasi su prievarta prieš save? O ką jeigu pasakyčiau, kad tikroji disciplina kaip tik suteikia laisvę? Ir aš pats sportavau profesionaliai apie 20 metų ir supratau vieną dalyką, kad kai buvau profesionalus sportininkas, niekuomet nejau sportuoti. Ir tai buvo tam tikras dalykas iš sveikosios disciplinos, kuris man padėjo tai sportuoti. Ir šiandien pasidalinsiu su jumis, kaip reikia save disciplinuoti, kad pirmą mes padarytumėm daug maloniai ir kaip tik save išlaisvindami, nedarydami savo prievartą, bei kaip susivaldyti ir sutvarkyti su pagrindiniu priešininku perfekcionizmu. Ir to išmokau sporte, kai atsimenu, mes eidavom treniruotis ir per treniruotės darydavom tiesiog treniruotės po 5, po 6 valandas kiekvieną dieną. Ir atrodo vargina vien tik nuo tokios minties, jeigu reiktų sportuoti 5 valandas. Bet vienas dalykas, kuris ypatingai mums padėjo, tai mes niekada nežiūrėjom tai kaip treniruotės. Mes tiesiog turėdavom 2 darbo susitikimus. Vienas vykdavo 9-10 ryte, kitas 4 valandą po pietų. Ir tuomet, kai ateidavom į treniruotę, mums tiesiog reikėdavo atsinešti aprangą, įrangą, kurios reikės sportuoti, o treneris tiesiog pasakydavo, ką mes darysim. Ir įdomiausia būdavo, kad mes niekada neįdavom daryti treniruotės, mes tiesiog darydavom apšilimą treniruotėj. Padarius apšilimą, sužinodavom, ką daryti daugiau. Ir jeigu tai būdavo kartojimai, tai padarydavom tiek, kiek išeina, tiek, kiek galim, ir taip gaudosi po 2-3 valandas per treniruotę. O kai baigiau sportuoti, tai atsitiko taip, kad dirbdamas namuose arba šiaip galvodamas apie sportą, kai bandau prisiruošti, aš suprantu, kad aš daugiau pavargstu nuo pačios minties apie sportą, negu nuo paties sporto. Ir lygiai tie patys principai galioja kitose veiklose, darbuose, kai reikia atrašyti laiškus, išsiųsti pasiūlymus arba paskambinti, kam nelabai norisi skambinti. Taigi, kuo labiausiai ir kokią klaidą mes darome? Didžiausia klaida yra tame, kad kai taikome discipliną, mes galvojame, kad disciplina tai yra ta valios jėga, kurią turim padaryti visą darbą, visą procesą. O iš tikrųjų yra daug paprasčiau. Su disciplina nereikia padaryti viso darbo, tiesiog pakanka pasirūpinti, kad būtų paruošta aplinka. Juk pagalvokit, dažniausiai, kai mes kažką norime padaryti, arba geriausiai, kai padarome, tai mes esame tinkamoje aplinkoje, su tinkamais žmonėmis ir patirime tinkamą emociją. Tai niekuomet, kai mes pradedame daryti, neturime tos emocijos, arba dažniausiai neturime emocijos. Bet ta aplinka įgalina ir paruošia. Pavyzdžiui, jeigu man reiktų rytoj pradėti bėgioti ir aš savo sakyčiau, kad gerai, pradėsiu nuo nedaug, bėgsiu po 3 km, galbūt 5 km, atsikelsiu 6 ryto prieš darbus ir tą pradėsiu daryti. Ir jeigu motyvacijos yra pirmomis dienomis, aš tą padarysiu. Bet gali būti jau kitą dieną, iš šito, kai nuskambės žinduos 6 ryto, man tai bus neįprasta. Ir pagalvosiu ir prisiminsiu, o Dieve, per lietų. Sunkiai, kvėpuojant, reikia dabar bėgti. Tikrai nenoriu, geriau pasnausiu, pailsėsiu ir galbūt atidėsiu kitam kartui. Bet o čia ir yra bėda. Kad kai mes galvom apie visą procesą, nuo pradžios iki galo ir apie padarymą, tuomet mes ir užstringame. Bet jeigu mes tiesiog išsikelsime vieną mažytį tikslą, taip sakant, suskaidysime savo procesą į daug žingsnelių. Ir jeigu mes disciplinuosime save tiesiog atlikti pirmąjį žingsnį, tai yra tiesiog apsirengti ir išeiti į lauką iki pirmos sankryžos. Ir čia esminis dalykas, kad labai svarbu tuomet neversti savęs daryti daugiau. Nes mūsų užduotis, jeigu mes esame disciplinuoti, tiesiog padaryti pirmąjį žingsnelį. Ir atrodo paprasta ir banalu, bet dažniausiai mes ir pastringame ties pirmu žingsneliu. Kodėl? Todėl, kad kai atsikeliame,
kad tą pirmą žingsnelį padarytume, mums reikia labai daug padaryti. Išlipti iš lovos, apsirengti, nusiteikti ir išeiti. Tai jeigu mes aprangą pasiruošime iš vakaro, pasidedam ir atsikėlę savo iškeliamą paprastą užduotį, aš tiesiog turiu apsirengti, išeiti į lauką, atnešti save iki pirmos sankryžos ir nuo ten galiu rinktis, noriu tai daryti ar nenoriu daryti. Ir kokia magija vyksta tada? Kai nueiname iki pirmos sankryžos, tuomet dažniausiai atsiranda emocija ir noras tą daryti. Atsiranda smalsumas. Kiek man pavyks nubėgti? O galbūt nueiti. Tai būna atveju išimtinų, kai tikrai nesinori ir negaliu, bet tas vyksta maksimum 1 iš 10. Ir tais atvejais reikia leisti savo tiesiog pareiti namo. Nes disciplina yra tas pirmasis žingsnis. Ir kai mes tą padarome, tuomet mes jaučiame, kad patenkinime smalsumą. Ir jaučiame pasitenkinimą, kad padarėme daugiau negu vienas žingsnis. Ir tai suteikia labai gerą emociją su pačiu procesu. Dabar, kas nutiktų, jeigu mes išėję savo pasakytumėm ne. Jautiesi blogai, bet privalai padaryti iki galo tuos 3 kilometrus, kurie buvo suplanuoti. Greičiausiai mes tą padarysime, bet yra viena bėdelė. Kai kitą dieną žadintuvas nuskambės 6 ryto, mes patys savimi nebetikėsim. Sakysim savo, Mantai, kelkis, apsirenk, eik iki pirmos sankryžos ir viskas. Bet aš viduj netikėsiu, nes aš žinau, kad jau vakar save apgavau. Lygiai taip pat kaip mažas vaikas, pamiluokim vieną kartą, daugiau su juo nesustarsime. Tai lygiai taip pat ir mūsų vidinis mažas vaikas turi jausti saugus. Jis turi padaryti minimumą ir tą minimumą padarius, jis neturi būti verčiamas daryti daugiau. Tada prasidės visas grožis disciplinos. Kai reikės kažką padaryti, reikės tą mažą žingsnelį padaryti, mes nejausim pasipriešinimo. Nes tai tiesiog mažas žingsnelis, neskausmingas, bet jis atidarantis ciklą, viso proceso ciklą. Ir kaip tą galima panaudoti daugiau? Su darbais. Jeigu niekaip neprisirašiu parašyti laiško, dėl kažkokių priežasčių, skauda, nenoriu, nežinau ką pasakyti, kartais tiesiog užtenka atsidaryti laišką, susipažinti su turiniu, kurį turiu iškomunikuoti ir pradėti pirmąjį sakinį. Man 9 iš 10 kartų pavyksta padaryti viską iš karto. Taip, kartais reikia atsitraukti ir pagalvoti. Taip pat, jeigu turiu kažkam paskambinti, niekaip neišeina to prisiruošti, tai pirmasis žingsnelis būna toks. Tiesiog parašau žinutę, labas Andriau, po pietų tau paskambinsiu pasitarti klausimų dėl artėjančių mokymų. Ir čia iš karto nušaunami 2 zuikiai. Kodėl? Todėl, kad pirmą, mes jau padarėme pirmą žingsnį ir save įpareigojom paskambinti. Antra, žmogus jau žino, kad turi tikėti skambučio ir gali mums patikslinti laiką, kada geriau šnekėti, bei žinos, apie ką mes šnekėsime ir pats pokalbis bus produktyvesnis. Taigi, visos disciplinos principas yra jokiais būdais nedaryti, bet išmokti pradėti pirmąjį žingsnelį. Kad ir ką bedarome, dėti pirmąjį žingsnelį. Ir disciplina yra arba pasirūpinti, kad būtų resursai, kai man reikės tą daryti, tai apranga sportui, arba medžiaga mokymams, arba paruošti pasiūlymui, ar jeigu atlieku pardavimo skambutį, tai susipažinti su rinkos kainomis. Ir tuomet, kai reikės tą daryti, aš jau turėsiu visą bazinę medžiagą, kurios man reikės, kad įsivažiuočiau. Arba kitas dalykas yra tiesiog padaryti pirmą žingsnelį, susipažinti, kas ten yra. Dar vienas pavyzdys. Reikia sutvarkyti stalčių. Tikrai to žodžio prasme, susitvarkyti stalčių. Ir mes galvojame, kaip tvarkysime, dėliojame strategiją, ruošiamės, einame įsipilti vandens, kad netroškintų prieš tą darant.
Bet blogiausia, kad mes net nežinome, kas tame stalčiuje yra. Ir kai mes nežinome, kas tame stalčiuje yra, mes tiesiog švaistome laiką. Todėl pirmasis žingsnelis mums suteikia daug informacijos ir mums yra daug lengviau pasiruošti tai padaryti. Ir čia veikia pasąmonė labai daug. Yra tokių darbų arba veiksmų, kurių mes nenorime daryti dėl to, kad jie skamba labai skausmingai. Tiesiog reikia išgyventi tai, ko mes nenorime daryti. Pavyzdžiui, gauname laišką iš mokesčių inspekcijos, kad reikia sumokėti baudą už greičio viršymą arba dar užpildyti kažkokią deklaraciją, kurios net nežinome, kaip pildyti ir nežinome, su kuo pasitarti. Baugu. Nesinori daryti. Bet vis tiek reikės padaryti. Niekur nuo to nepabėgsim. Tik bėda ta, kad kai gauname tokį laišką, mes galvojame, gerai, penktadienį ir savo nuotaikos nesigadinsiu, padarysiu tai pirmadienį. Ir kas nutinka? Apie tai galvojam šeštadienio rytą, šeštadienio popietę, sekmadienį prieš einant miegoti. Ir visą savaitgalį tiesiog varva energija. Nes apie tai pagalvojame. Atidarome laišką pirmadienį ir suprantame, kad ten tiesiog parašyta ne tai, kad mes gauname baudą, bet tiesiog atnaujinami tam tikri dokumentai ir siunčiamas laiškas, kad su tuo susipažintumėm. Arba dar geriau, gauname žinutę, kad permokėjau mokesčių ir vyksta grąžinimas. Ir kur yra žala? Žala yra tame, kad mes pergyvename dėl to, ko nėra. Ir dabar tas pirmas žingsnelis disciplinos būtų padėjęs susipažinti su turiniu. Ir jeigu taip, tai būtų kažkas labai sudėtingo, mes žinotumėm jau, ką reikia daryti pirmadienį, būtumėm prisėdę ir tą padarę. Jeigu šis atvejis kaip šis, mes tiesiog būtumėm tą sužinoję jau penktadienį ir būtumėm tiesiog turėję labai gražų savaitgalį be jokio nerimo. Taigi, apibendrinant viską, primenu, disciplina nėra sunkus darbas. Disciplina yra pirmas žingsnelis arba pasirūpinti aplinką. Taigi nedisciplinuokim savęs, disciplinuokim aplinką ir pradėkime tai praktikuoti jau šiandien su bet kokiu procesu, kuris jums kelia įtampą. O dabar, kaip aš jums paminėjau, kad disciplina išlaisvina. Taip, disciplina išlaisvina, kadangi, kai mes turime kažką padaryti, mes pradedam jausti įtampą. Nes reikia padaryti, o aš dar nesu tame. Ir kuo daugiau atidėliosim, kuo daugiau ruošimės, tuo daugiau įtampos kaupsis. Ir atsimenu, sakiau, pirmas žingsnelis. Tai pirmas žingsnelis atpalaiduoja įtampą. Tai dar kartelį, atpalaidavimas įtampos jums pagerina gyvenimą, bei taip pat suteikia discipliną. Tai tam tikrą prasme dabar nebėra jums kito kelio, tiesiog reikia žengti pirmą žingsnelį link tų veiksmų, kurių nesinori daryti ir visada leiskite savo nedaryti daugiau, bet neleiskite savo nežengti pirmo žingsnelio. Tai tiek, ačiū uždėmesi, prenumeruokit šitą kanalą, rašykit, komentuokit, draugams rekomenduokit, o šiaip jeigu turit kokių klausimų apie čempiono mąstyseną arba kaip išlaikyti ramybę, drąsiai man rašykit tiesiogiai komentarus ir dalinsiuos turiniu reguliariai kiekvieną savaitę.